Įgyvendindama projektą 4 sostinės, Asociacija Meno formos kviečia susipažinti su Vilniaus ir Kauno žemupio regionuose esančiais gamtos ir kultūros paveldo objektais. Praėjus dešimtmečiui po garsiausio lietuvių kompozitoriaus dailininko kultūros veikėjo mirties buvo nutarta įamžinti jo atminimą. 1921 m. gruodžio 14 d. Kultūros ministerija, vykdydama steigiamojo Seimo įstatymą dėl Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardo galerijos, įkūrė seniausią Lietuvoje dailės muziejų, kuriame eksponuojami net 193 jo kūriniai. Šiandien Kaune ir Druskininkuose, turintis net 12 filialų, muziejus savo fonduose saugo daugiau nei 450 000 eksponatų, atspindinčių Lietuvos dailės vystymąsi nuo viduramžių iki šių dienų. Ne tik saugo, bet ir eksponuoja keičiamose ir nuolatinėse parodose.